Sveikučiai! Šiandien kepam vištą netradiciniu būdu ir rezultatas jūs tikrai nustebins. Paprastai kepu kukurūzinį viščiuką, bet šį kartą tiesiog nusipirkau paprastą vištą, broilerį ir padarysiu jos išklotinę atvirkščiai. Šįkart pasitaikė labai švari višta, tai praktiškai nėra ką čia daryti, nupjaunu tik tai sparnų galiukus, kurie man šiuo atveju nereikalingi. Toliau darau vištos išklotinę, bet darau ją atvirkščiai, tai yra perpjaunu ne per stuburą, o per krūtinėlę. Reikia tiesiog aštraus peilio ir lengvai prasipjauna. Tokią išklotinę darau dėl to, kad visą laiką višta keps ant odos ir ant paviršiaus, ant ketaus plokštumos. Todėl reikalinga forma, kuri leistų kuo labiau prispausti tą vištą prie plokštumos, kad kepimas vyktų kuo greičiau ir tolygiau. Prieskonius tradiciškai naudoju paprastus, tai yra druska, pipirai juodieji, taip pat česnakai granuliuoti, paprika saldžioji ir kajeno pipirai. Prieskonius galima naudoti tokius, kurie jums patinka, bet svarbu, kad nebūtų juose cukraus, pamatysit kodėl. Vištos išklotinę gana gausiai įtrinu prieskoniais, tai nepamirškit irgi, jeigu marinuojat, tai prieskonių įdėti į visur, į visus plyšius, į pažastis, kaip sakoma, ar ten kirkšnius. Visą tai gali palaikyti per naktį. Arba šiuo atveju aš noriu kepti greičiau, tai per porą valandų tiesiog pamarinuosiu dar papildomai pridėdamas agurkų sunkos. Tik šiuo atveju nepažiūrėjau į etiketę ir pasirodo, kad toje agurkų sunkoj 10 procentų yra cukraus. Na ir gavosi dėl to labai įdomus rezultatas. Šįkart kuriu didesnį kamadą ir leidžiu jam kaisti iki maždaug 150-170 laipsnių. Tam, kad iškepti tokiu būdu vištą, reikia kažkokio svorio. Tai aš naudosiu tiesiog ketaus priedus, tai yra ketaus grotelės, tada dėsiu pačią vištą ant paviršiaus ketaus ir dar prislėgsiu papildomai su ketaus plokštuma. Visai tai masiai įšilti reikia pakankamai nemažai laiko, dėl to dedu į kamadą ir leidžiu, kad viskas tolygiai stabilizuotųsi ties maždaug 150 laipsnių temperatūrą, įkaistų ir metalas, ir pats kamadas. Prieš dedant vištą kepti, dar papildomai nusausinu gerai odą, nes kuo sausesnė oda, tuo geriau jinai prikepa. Tai nuvalau visus marinato likučius ir dar papildomai įdedu termometrą, kad galėčiau stebėti temperatūrą kepant, bet jeigu jo ir nėra, tai nieko tokio, nes kepimas vyksta pakankamai greitai ir labiau pagal laiką. Kai jau pats kamadas ir visas, kas jame įdėta, įšyla, tai tiesiog tada konfigūruoju uždėdamas ketaus indą, į kurį dėsiu vištą ir patepu jį dar papildomai aliejumi. Tai aliejų galima naudoti tokį, kokį turit, augalinį aliejų, aš šiuo atveju naudoju avokadų aliejų, bet tai nėra svarbu. Svarbu tiesiog šiek tiek patepti plokštumą, kad jinai būtų riebaluota ir ta višta nepriliptų. Iš karto tada dedu vištą, oda į apačią būtent, ir prislegiu ją tais papildomais ketaus priedais, tai yra dedu groteles ir dedu ketaus paviršių, tai bendras svoris, nežinau, turbūt virš 5 kg. Ir tai yra vienas iš esminių dalykų kepant tokiu būdu, kad būtų geras kontaktas su plokštuma. Vietoj ketaus tų sunkių daiktų galima tiesiog naudoti plytas įvyniotas į foliją, bet jas taip pat reikėtų pašildyti kamadą, kad temperatūra būtų aukštesnė. Viską sudėjus į kamadą stengiuosi palaikyti temperatūrą, kuri būtų tarp 150-170 laipsnių. Praėjus jau pirmoms 10 minučių apsuku indą ir tai darysiu kelis kartus, kol vyks kepimas tam, kad tolygiau keptų, nes temperatūra yra nevienoda. Praėjus 20 minučių kepimas tikrai yra labai intensyvus, kepsninės temperatūrą šiek tiek pamažinu, maždaug iki 150 laipsnių. Ir dar kartą apsuku indą, tam, kad tolygiau keptų. Jeigu naudočiau deflektorių, galbūt to daryti ir neprireiktų. Na ir praėjus dar 10 minučių, termometras rodo, kad višta artėja prie reikiamos temperatūros. Tai yra krūtinėlė, temperatūra artėja prie 70 laipsnių, 74 laipsnių ir nuimu vištą, nes kepimas visas užtruko vos 35 minutės, gal netgi 5 minutėm ilgiau negu reikia. Na ir nuėmus vištą, pirma mintis buvo viskas, sudeginau šį kartą, bet pasirodo visai ne. Toks tamsus odos vaizdas yra dėl to, kad agurkų sunkoj buvo pakankamai nemažai cukraus
ir tas cukrus tiesiog karamelizavosi. Tai jokio svilėsio kvapo, skonis yra labai geras, bet spalva tikrai atrodo įtartinai. Tokiu būdu vištos išklotinę dariau pirmą kartą, todėl reikia pasukti galvą, kaip ją teisingai perpjauti, bet iš tikrųjų nereikėtų per daug sudėtingai galvoti, reikia tiesiog išpjauti stuburą ir tada viskas pasidaro paprasčiau. Bet pirmą kartą tikrai teko pasukti galvą, kaip teisingai ją supjaustyti. Mane iš tikrųjų nustebino du dalykai. Tai vienas dalykas, kad višta iškepa labai greitai, tai yra maždaug per pusvalandį, galbūt net reikėjo kokiom 5 minutėm mažiau kepti, ir jinai yra sultinga, kas yra iš tikrųjų priešingybė greitam kepimui. Na ir galiausiai ta prikepusi oda atrodo tikrai įspūdingai. Jeigu nebandėt tokio būdo, tai būtinai rekomenduoju išbandyti, nustebsit. Skanaus ir iki kito karto.